Sveiki visi, esu Edita, per brūkšnelį Alaja, esu iš Kauno, iš Lietuvos. Šiuo metu sėdžiu parke po ąžuolu ir mėgaujuosi gražia diena, gražiu laikotarpiu ir tuo pačiu noriu pasidalinti savo atsiliepimu apie kursą, kuriame ką tik dalyvavau. Tai buvo transformacinis kursas portalai 1.1, kurį vedė Diana Sos. Nežinau, kodėl norisi sakyti SOS, nes jinai iš tikrųjų yra SOS. Tas kursas iš tikrųjų buvo pakeičiantis mano gyvenimą, nors jisai truko man ganėtinai trumpai, tai tik tai 1,5 mėnesio ir tai atrodo prabėgo va taip pat. Kiekviena paskaita, kiekviena pamoka buvo be galo įtraukianti, be galo žavinti, įdomi. Tiesiog jinai kiekvieną kartą mokėjo sudominti ir vis gaudau tokios naujos informacijos perteikti, tą prasme, kur tu tikrai žinojai, kad tai yra ta informacija, kur jinai yra teisinga, bet pati apie tai niekada nepagalvotum, nerastum kur perskaityti ar tiesiog kažkur, iš kur ją paimti. Tai labai fainai. Visas formatas kursų buvo taip pat labai patogus, nes buvo suskirstyta, kas man labiausiai patiko, bendri susirašinėjimai, tarkim, namų darbai ar kitos visos temos, paskaitos. Galėjo būti ilgesnės, nors truko kai kurios net 3 valandas, bet man dar galėjo būti ilgesnės, nes tiesiog aš galėjau gyventi tose paskaitose. Mane labai traukė. Ką dar galiu papasakoti apie šį kursą, tai kaip jis tai man pakeitė galbūt gyvenimą, mano požiūrį į daugelį dalykų, tai pirmiausiai tai, kad aš visai neseniai išėjau iš savo valdiško darbo, tai čia tas neseniai, tai gal prieš 3 mėnesius viršaus, daug laiko aš tikrųjų pradirbau padavėją, bet aš visą laiką ieškojau savęs, ieškojau to gyvenimo tikslo, kas gali būti tas gyvenimo tikslas, kur yra tas mano pašaukimas. Ir knygų perskaityta daug, ir tų pačių kursų pralankyta tikrai nemažai įvairiausių, pas įvairiausius vedlius ir vis ieškojau ir žinot ką, Diana tiesiog taip atsakė, pakelk nosį, pasižiūrėk, kas po nosim yra, pažiūrėk, kur tavo nosis rodo. Ir iš tikrųjų, ta prasme, viskas yra čia pat, visi atsakymai yra šalia mūsų, tik mes kartais antiek sureikšminam visą gyvenimą, visą pasaulėžiūrą į viską, kad nematom paprasčiausių dalykų, kurie arti mūsų, kurie yra šalia mūsų, ta prasme, kuriuos galim tiesiog užčiuopti savo rankomis. Tai taip, mano požiūris pasikeitė šiaip į daugelį dalykų. Tiesiog suradau ryšį su mama žeme dar didesnį, išmokau bendrauti su arhangelais, su angelais, tiesiog atsirado didesnis tikėjimas, subtiliuoju pasauliu, ta prasme ne tai, kad tikėjimas, aš dabar tuom gyvenu ir aplink mane vyksta stebuklai, pas mane atsirado daug naujų draugų, daug naujų pažinčių, ta prasme, ten susipažinau per patį kursą su nuostabiom sielom, su nuostabiais žmonėmis, kurie dar labiau papildė mano gyvenimą, iš kurių kiekvieną dieną gauni kažkokį patarimą, galbūt kažkokį komentarą, gal paprasčiausiai uždėtą širdutę ant tavo kažkokio pasisakymo. Ir tai taip džiugino, tai tiek skyrė daug meilės, rūpesčios, tiesiog apsaugos. Kursas buvo iš tikrųjų intensyvus, labai intensyvus, ant galo truputėlį susivėlinau, netgi kelias paskaitas išklausiau truputėlį vėliau, bet tai labai gerai, nes man intensyvumas patinka, kuo labiau intensyvesnis, tuo geriau, nes tu užsiimi, įkrenti į tai ir nėra laiko, kada miegot, pagulėti ant sofutės ir galvot, tai kas čia ta viena paskaita, tai gal praklausysiu kitą dieną, kitą akimirką. Tai šiaip tikrai rekomenduočiau šitą kursą visiems, ta prasme, jį verta išklausyti, verta praeiti ir susipažinti su daug aspektų, kurie yra šalia mūsų, bet mes dažnai užsimerkime. Verta pajusti tą energiją, tą energiją, kurią perduoda Diana, tai yra kažkas tiesiog subtilaus, tai yra magiško. Diana yra nuostabi, šilta, bet kartu griežta, manyčiau, asmenybė, bet labai labai gera vedlė, labai daug pasakanti teisybės ir, kaip sakau, tiesiog tiesiai šviesiai, nevinioja į vatą, kaip kiti pasakytų. Tai
Tai labai iš tikrųjų norėčiau, kad dauguma mano draugų, pažįstamų gautų šitokią puikią galimybę ir sudalyvautų tokiame kurse, praplėstų savo akiratį tiek ties žeme, tiek ties subtiliuoju pasauliu. Nes šito kurso kaina iš viso tai buvo juokinga, aš kaip pagalvoju, ir kiek tai įvertinčiau, aš garsiai nepasakysiu, vien dėl to, kad neužkeltų kitų kursų kainos. Aš pabūsiu egoistė, bet šiaip tikrai šitie kursai yra neįkainojami. Ta informacija, kuri buvo pateikta, tai tiesiog verta kelis kartus daugiau, negu tai buvo prašoma. Bet kaip pasakyti apie tai ramiai, nes labai tikiuosi dalyvauti sekančiose kursuose. Tai vat, ir šiaip patyrimai tai keičiantys gyvenimą. Ir vis tiek, kai kitas žmogus kalba, kartais to neina perimti, neina pajausti, užčiuopti, bet kad iš tikrųjų pajusti viską, reikia pačiam dalyvauti, pačiam praeiti, padaryti tuos namų darbus, labai daug kur perlipti per save, patirti tą pokytį ir kai tu pajunti tą galę savyje, koks tu žmogus esi tobulas, koks tu unikalus ir kokia galia iš tikrųjų slypi pas mus visus, tada supranti, taip, aš esu čia, kur aš turiu būti, tai yra mano vieta ir mano, kaip pasakyti, paskirtis. Tai va, per šį kursą aš atradau atsakymą savo, ko aš siekiu iš gyvenimo. Per šį kursą pakeičiau savo žodyną iš tikrųjų nemažai. Per šį kursą susipažinau su archangelais, susipažinau su daug naujų žmonių. Pažinau artimiau Dianą, nes teko, kaip pasakyti, kontaktuoti šiek tiek daug. Iš tikrųjų visko nesuvardinsiu, nes jeigu pradėčiau plėstis ir gilintis dar į kai kurias paskaitas, nes kiekviena paskaita atnešė kažką naujo, tai čia turbūt mano atsiliepimas užtruktų kokią 10-15 minučių. Bet manau, pakaks tiek, kiek yra dabar. Ir tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti Dianai Sos. Tu esi nuostabi būtybė, dėkoju tau už šį transformacinį archangelų kursą. Dėkoju ir tikiuosi, kad į erdvę paleisi dar ne vieną ir kad aš turėsiu galimybę dalyvauti juose, nes tai pakeitė mano gyvenimą ir dar tai keičia ir aš visas transformacijas jau dabar netgi pasibaigus kursui, aš dar jaučiu į priekį, jos dar tęsiasi, vis atplaukia nauji dalykai, naujos galimybės, naujos patirtys, tai aš tave myliu ir aš jūs visus myliu ir visus apkabinu ir manyje yra dabar labai daug meilės, labai daug džiaugsmo, dėkingumo pasauliui, visatai, žmonėms. Tad skleiskime tą gėrį, nes žinokit, viskas yra labai paprasta. Jeigu mes būsim šviesa, pradėsim šviesti savo aplinkoje, tai ta šviesa plėsis ir jinai, kaip pasakyti, uždegs dar vieną žmogų šalia ir taip mes visi pakeisim, kaip pasakyti, tą energetinį lauką. Tai va, tokie kursai iš tikrųjų priveda prie tokio suvokimo, kad mes galime iš tikrųjų išeiti iš sistemos ir galime gyventi dėl savęs. Ir šitas kursas išmoko būtent to šviesos, kaip atrasti tą šviesą savyje, kaip atrasti tą meilę savyje ir taip pat, ta prasme, begalės gerų patarimų, tiesiog kasdieniškų gerų patarimų dėl visko. Myliu, bučiuoju, iki, aš jūs apkabinu.